O dabar, gerbėmiai žiūrovai, mes truputėlį pasirausime sporto redakcijos aruoduose ir suradome šiokios tokios informacijos apie krepšinio varžybas. Kaip žinia, mūsų krepšininkai jau nedalyvauja TSRS krepšinio čempionate, bet mes norėtume tiesiog smagumo dėliai prisiminti vieną iš superfinalų, kuriuose tose iš superfinalus dalyvavo ir Kauno Žalgiris. Čia susitinka jisai su Kijevo Budivelniku pasirodo susitinka. Jungiame tiesioginę transliaciją. Tai jungsiu. Labas vakaras, žydrieji televizijos žiūrovai susirinkę prie mėlynųjų... Ką tu kalbė? Oi, tai yra mylėjai televizijos žiūrovai susirinkę prie žydrųjų ekranų. Mes pradedame mūsų reportažą iš Kauno sporto halės apie Kauno Žalgirio ir Kijevo Budivelnikų komandų susitikimą. Žinoma, kiekvienas Lietuvos kūdikis paklaustas, kuo svajoja tapti, svajingai pažiūri viršų ir po kiek laiko atsako Ponkraškinu. Taigi, komandos apsikeičia kaip visados nedidelėmis prisiminimo dovanėlėmis. Matau, Budivelniko komandos žaidėjai džiaugiasi gintariniais karoliais ir spalvotais televizoriais Tauras. Na, o mūsiškiams atiteko suvenyriniai kamščiatraukiai su Ponkraškino atvaizdu. Šiandieną, kaip matot, gerbėmieji, žalgiriečiai pasipuošė naujomis, ugnį atspariomis uniformomis, pagamintomis iš organinio stiklo ir klijų be F6. Tai Centrolito darbuotojų dovana žalgiriečiams. Taigi, mano mylėjai, nuaidi teisėjo švilpukas, šiandieną rungtynėms teisėjauja du arbitrai, vienas iš Estijos jungtinių valstijų, o kitas iš Anglijos liaudies respublikų. Taigi, kaip minėjau, nuaidi teisėjo švilpukas, kamuolį sugriebė Gintaras Krapikas, puikus solo reidas, gerai, kad krepšinio stovai apvynioti amortizuojančių audeklų. Gintaras įsiveržė į parterį, išsinešdamas kamuolį ir aukštaūgį Ponkraškiną. 6 milicininkai grąžina susigėdusi Gintarą ir kamuolį į žaidimą. Su kamuoliu Sergejus Jovaiša. Jam šiandien labai sunku kovoti, nes prieš 2 dienas viešbutyje dingo jo mylimas rankšluostis su Ponkraškino atvaizdu. Tačiau nežiūrinti tai, jis rado savyje jėgų išeiti į aikštelę, jis meta, jam ant rankų pakimba gynėjas, teisėjas, o ant kaklo iš kažkur aikštelėje atsiradusi Nina Jeriomina. Į aikštelę eina Mindaugas Lekerauskas, naudingas žaidėjas tiek mūsų, tiek priešininko komandai. Na, dėl su kamuoliu Gintaras Krapikas, jis pagąsdina priešininką, šis apsiverkia. Tačiau viską pastebėjo teisėjas ir subara Gintarą Krapiką. Taip, mūsų vyrams reikia pripažinti, netrūksta kovingumo. Visi prisimenam, kaip visaiškai neseniai prieš kokius 2 metus jugoslavų žaidėjas Nakičius paslydęs užkrito ant Arvydo Sabonio kumščio ir taip 3 kartus iš eilės. Na, apie Arvydą Sabonį iš viso netrūksta įvairių linksmų nebūtų istorijų. Štai pavyzdžiui, visai neseniai man teko girdėti tokią istoriją, kad vieną vakarą grįžta Arvydas namo, ogi metalinis rublis guli. Ir galvoja, rublis irgi pinigas, pasiimsiu, namie į taupyklėlę įsimesiu, į kišenėlę įsidėjo. Žodžiu, grįžta namo, atsigulė miegot, o ryte mama Arvydą ir žadina. Tai vėl Arvydėlį vakar linksmas namo grįžai. Iš kur tu, mama, čia tokius dalykus paėmei? Tai va, vėl kanalizacijos dangti namo parvilkai. Na štai, kaip matot, aš jau minėjau, visokių nebūtų istorija prisigalvoja apie mūsų krepšininkus. Daug vargsta mūsų krepšininkai skraidydami Aerofloto lėktuvais. Kartą teko susitikti su mūsų krepšininkų delegacija, tik išlipus iš vieno lėktuvo. Ir vienas iš jų buvo be kelnių. Tai aš klausiu, tai kas nutiko? Tai kad čia tas stiuardėse, tai prisiseki diržus, tai atsiseki diržus, tai užsiseki diržus, tai atsiseki diržus, nu va, prašau. Taigi, gerbėmieji, įdomios literatūros pasirodė apie mūsų krepšinį ir reikia pasakyti, kad visame pasaulyje. Štai neseniai prancūzai išleido 2 tomų veikalą apie krepšinį. Pirmasis tomas vadinasi Krepšinis ir moteris, antrasis moteris. TSRS pasirodė 2 tomų veikalas, kurio pirmasis tomas vadinasi Krepšinis iki spalio socialistinės revoliucijos, o antrasis Krepšinis po spalio socialistinės revoliucijos. Bulgarijoje viena įdomi knygelė pasirodė Tarybiniai krepšininkai, patys geriausi bulgarų krepšininkų draugai. Na, o Tel Avive pasirodė nedidelė brošiūrėlė pavadinta Gomelskis, pats didžiausias pasaulyje krepšininkas. Na, kaip žinia, mūsų respublikoje nėra profesionalaus sporto ir krepšininkai priversti sąžiningai triūsti gamyklų cechuose. Štai pavyzdžiui, Kurtinaitis 6 kategorijos tekintojas. Brazys nuomoja žiūronus ant Palangos tiltos. Chomičius vadovauja šliurių kooperatyvui.
Einikis gamina kompiuterius personalinius iš šiukšlių dėžių dugnų, kurios Visockas pardavinėja po 30 000 pundukas Aleksoto turguje. Na, o laisvų laikų vyrai mėgsta susėsti už stalo, pasiimti butelį pepsikolos ir užtraukti lietuvių metalistų liaudies dainą Paduok sesulę skardą. Oi, tačiau grįžkime prie įvykio aikštelėje. Techninę pražangą baudžiamas Volkovas, užsikabinęs dantimis už viršutinį lentos krašto. Gerbėmieji, pertraukėlės metu kalbėjausi su TSRS krepšinio vyriausiu treneriumi Vladumi Garastumi. Jis kaip paslaptį man pasakė, kad naujoje krepšinio rinktinėje žais nemažai Kauno Žalgirio, Vilniaus statybos, Vilniaus kūro aparatūros, Klaipėdos Atlantų vyrų ir be abejonės didžiausias Respublikos vyras mūsų Vencienė. Ai, kokia nelaimė. Einikis 2 vietose nusilaužė ranką, bet kaip visados vietoje mūsų gydytojas Vaikšnoras, jis sutepa lūžgaliu zelionką, žaidėjas galės tęsti kovą. Na, dar viena įdomi naujiena visiškai gauta neseniai man pranešė, kad Maskvoje imtas gaminti naujas dezodorantas, skirtas specialiai krepšininkams, pavadintas Mečta Tarakanova. Liaudyje šis dezodorantas plačiau žinomas kaip dichlofosas. Oi, kokia nelaimė. Nuskambėjo teisėjo švilpukas. Na, ką padarysi, sidabras ne auksas, bet ir ne bronza. Mes turime baigti mūsų reportažą iš Kauno sporto halės. Norėčiau tik tai trumpai priminti, kad laidos režisierė Lidija Dubauskinė, scenarijaus autorė Nemera Borkengagenio, garso operatorė Nijolė Rekašiūtė, Chomičiaus vaidmenį atliko Regimantas Adomaitis, Ninos Jeriominos vaidmenį Ingemorda Dapkūnaitė ir jūsų komentatorius Vladas Janiūnas arba Virgilijus Mundrys. Aš ir pats gerai nežinau, kuris. Ačiū uždėmesį, gerbiami klausytojai.